Baltarusijos ekspertas. Techninių mokslų žinovas Sergejus Vasiljevičius Janinas charakterizuoja, kas yra informacinė visuomenė. Jis sako, jog informacinė visuomenė tai yra tokia bendruomenė, kur visų pirma yra elektroninė vyriausybė, kuri negali egzistuoti be elektroninės gyventojų populiacijos. Ir tuo tarpu informacija turi būti saugoma ten, kur ji atsiranda, kur ją yra paprasčiau koreguoti, taisyti. Toliau tai yra visuomenė, kurioje žmonių dalyvavimą sandorius atstovauja ne jų vardas, bet jų unikalus skaitmeninis antivardas. Dar tai yra bendruomenė, kurioje nėra grynųjų pinigų. Tie pinigai pas tarpininką. Iš pradžių jie bus pas bankininkus, o paskui, kai valdžia susikoncentruos, jūsų elektroninius pinigus saugos labai siauras ribotas asmenų ratas. Tai yra visuomenė, kurioje anoniminis išteklių paskirstymas tame tarpe išmalda bus traktuojamas kaip didžiausias nusikaltimas prieš sistemą. Pačią sąžiningiausią ir viską apie visus žinančią. Tokį faktą, ką daro dešinė ranka slapčia nuo kairės, sistema ne tai, kad neleis nuslėpti, bet ir neleis net pamiršti. Tai visuomenė, kurioje nebus popierinių dokumentų. Mikročipas žmogaus kūne. Pakartota pradubliuota barkodinė tatuiruotė ant visada atviros žmogaus kūno dalies ar mikročipas plastikinėje kortelėje. Paskutinėmis praeitų metų dienomis valstybės nutarimu numeris 779 gruodžio 20 diena buvo įvesti pakeitimai į nutarimą numeris 828 priimta 97 metų Liepos mėnesį dėl Rusijos federacijos piliečio paso. Štai kas buvo skelbiama tame pakeitime. Vykdomas atkaklus gyventojų registravimas panaudojant asmens kodą. Dar 2011 metais ne visi Rusijos piliečiai turėjo asmens kodą. Pas juos pase, kaip ir pas mus, yra grafa asmens kodas, tačiau joje nieko neįrašyta, jį kol kas dar tuščia. Į pasą bus įrašomi duomenys tik tai apie Rusijos federacijos piliečių vaikus. Pasas jau nebepririštas prie konkrečios gyvenamosios vietos, prie konkretaus pasų poskyrio. Jis gali būti išduodamas ir keičiamas bet kur. Kas blogiausia, nebėra atsakingo asmens atsakančių už personalinių duomenų nutekėjimą. Duomenų bazė tampa vieninga, paskirstyta ir prieinama bet kuriame lygyje. Duomenys dabar lengvai gali pereiti per valstybės sieną. Toliau, pase nebėra tautybės grafos, kurią žadėjo įvesti, bet neįvedė. 5. Paso įklyje tampa privaloma visiems Rusijos federacijos piliečiams, o ne tik valstybių įeinančių į Rusijos federacijos sudėtį piliečiams. Tai reiškia tik tai vieną, jisai taps nešiotojų mikročipo reikalingo bekontakčiam asmens duomenų nuskaitimai. Duomenys gali būti nuskaitami net kelių metrų atstumu, todėl jūs nežinosite, galbūt jūsų duomenys kažkuriuo tai metu nuskaito sukčiai turintys specialią infraraudonųjų spindulių įrangą. Kadangi anksčiau jo buvimas buvo pateisinamas tuo, jog reikia atspausdinti duomenis skirtingomis Rusijos federacijos valstybinėmis kalbomis. Tai atsispindi ir neseniai pasirodžiusiame pono Reimano interviu, kur pasakojama, kad artimiausioje ateityje Rusijos informacijos ministerija siūlo pakeisti dabar naudojamus vidaus bendravalstybinius pasus ir užsienio pasus į elektroninės korteles. Apie universalių kortelių įvedimo idėją pranešė ponas Reimanas. Paso įstatyme, jis vadina tai įstatymu, nors tai yra vyriausybės nutarimas, skelbia apie tokią galimybę, pridėjo jis. Naujoje supermodernioje kortelėje bus nurodyti ne tik įprasti asmeniniai duomenys, bet ir asmens draudimo poliso numeris bei pensijinis numeris. Iš išorės biometriniai pasai mažai kuo skiriasi nuo dabar galiojančių paprastų popierinių. Tik čia išorinis titulinis puslapis kiek storesnis, jis pagamintas iš plastiko, kuriame yra mikročipas su anketiniais duomenimis ir jūsų nuotrauka. Su laiku čia galima bus pridėti taip pat duomenis apie pirštų atspaudus ir akies rainelę.